Pagaliau mes Amerikai. Oh yeah. How are you? Good, man. How are you? You are from Lithuania? Yeah. Rytas Nevadoj. Pakuojami namai. Važiuosim toliau. Šiandien laukia ilgas kelias. Idaho. Welcome to Idaho. Aivaras vinilo suka, ne? Ne, Aivarai. Labą dieną. Propagandinį filmuką kuriat? Taip. Apie ką? Apie sistemą, aišku, turbūt. Alkoholikus. Ne, čia pataikėt, mes tokių nepažįstame. Tau nepanašu, kad tu į vedrį žiūri, žiūrėk. Panašu. Nu, matai? Barzda jau. Brolis. Tai vienu žodžiu, nebus 15 valandų, važiuos 12 valandų. Tai, kaip sako, apie, mes galvojam, kad jo draugas čia maždaug atvažiuos už kokių 2-1,5 valandų. Pažiūrėsim interviu. Mes išvažiuosim. Jo, po jūsų išvykimo. Iš pusantros gal nelabai, gal žemyn greičiau nusileis, bet Apie. gal jo ten dar nebus, gal reiks Svarbu, pasvarbu. 1,5-2 valandos planuojam. Tada čia niekas nenumirs, pasilieka maistą tai ir planavom 3 žmonėm, ilgesniam laikui. O šitą Arvydai, tada jis nuvažiuoja, pirmas jis nuveža ir pagal laiką jis tada ko gero atvažiuos, kaip sakei, mūsų 3 paim. Taip, Visai. paskutinių. O antrą grupę paims jo draugas. Taip, viskas aišku. Tai antra grupė, kas antra važiuoja. Bet tavęs lengviau važiuoja. Ką? Bet tavęs lengviau važiuoja. O, blema. Tai gerai, aš galiu paeiti. Tai ne. Pasipaikš. Pasipaikš. O, Pasipaikš. nu ką, nemusifotkinsi nuogas? Darbi. UFC. Ai, va. Aukštas 6-5-8 feet. Pirma diena. Baigiam ruoštis plaukimui. Nu, Gintuk, pasiruošęs? O, Laukimui. tai va, batelė jau paruošti, batelė irgi laukia, kada galėsim startuoti. Puiku. Ačiū, ačiū. Ačiū, pasidėkši pečių. Pečių. Nu ką, varysi iki Falls Creek? Centriuku plauks. Ačiū. Kaip jaučiasi Indrė? Andrius? Rock and roll, baby. In America. Susimąstęs Aleksandras? Kiek vanduo dar nukrito? Nu, nežinau. Poro camo yra. Dar nukrito. Dar mažiau. Kaip Arvydai jautiesi vėl atgavęs miegmaišį? Arvydas iš pradžių pamiršo miegmaišį, po to jo miegmaišis vos nenurėdėjo į upę. Aivaras išgelbėjo. How are you, guys? You are... Yes. I think will be good. Visi dar biški. Gerai, Gintuk, tiesinam. Indrė, ir vesk ilgai vesk, stenkis kuo ilgiau vandenį išlaikyti irklą. Ten yra krūmai, einam į kairę. Indrė, geriau laikyti irklą, ilgą irklą. Į vidurį.
pastabdom, taip šonu paeinam, kad biškį jie pabėgtų į priekį. Ne? Lemba traukia miršlungis. Ranka? Jo. Traukia. Davai! Pirmyn ir tiesiai Arvydai! Tiesiai! Trauk Indrė! Gerai. Palei Lorenzo! Laikomės kairės! Gerai, atmesk! 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 Per mane sukamės! Gerai! Kairę! Atmesk! Отмяшка! Отмяшка! Как ты можешь обслуживать? Plaukti rodo, jo. Tai einam tiesiai, tenais išeisim kažkaip. Čia kokia mūsų tada ėjimo linija būtų? Čia arčiau kranto. Dešinio. Mes tai nepraeisim, blėt. Va čia dešinys krantas. Ai, dešinės. Taip. Ir ten toliau ant išėjimo pas juos taip, jo? Taip, prie jų. Davai, stojam į Ulovą. Jeigu... Ne, einam toliau. Į priekį, kabinam. Jie nuvarė gauti prie. Matot, ką nors? Laikomės kairės. Jo. Valsis. Chebra, aš sakau, čia galėjo būti ne 2-3, kartoju, nes pas mane pažymėta tai. Dar ne karto tas bicas, kur tvarko žemėlapius, nebuvo suklydęs. Šiaip reikėtų stoti mums čia žvalgyti. Gerai, tiesinam! Kabina!
kuriai pusė? Nu nėra, bet tai gal jie įplaukia į slengstį, tai ką? Už šakų. Kairiau. Šakos, ten, į vidurį biškį. Į vidurį. Nenuplaukė gauti. Ja, vadinasi. Kajaką gal pasidys. Taip gerai. Čia yra stovyklavietė tokia, kur neprivažiuojama jokių transportų, galima tik tai priskristi arba priplaukti. Gal dar prieiti kažkaip. Ką ten radai tualetą, parodyk? You never guess the places that I've been. Ką? Lorenzo pasiėmė dalykų. Jo. Kajakerių padarė, ne kajakerių, kitam rančikų. Nu, kad jis taip ten sėdėjus yra nekas. Tai, o kaip ten užsodinot ant šito keturviečio irgi ant vanumšių? Kur tos daiktų? Nu, ant daiktų. Todėl vėliausiai. Maišys, grožėtis aplinką bendrai. Tai. Ten turėtų draugai. O tai ant vamzdžio, kaip pas juos ten, ta prasme, per vidurį tuščia, ne, tik tai irklai ir Lorenzo, ne? Šiaip tai gali iš tikrųjų pas valdą, žinai kaip yra, nu, ant daiktų gali, nes pasižiūrėk, kaip iš principo pas valdą, kai gali šešiesi susėsti. Šiaip, nori. Mes su juo ėjom krantu ir Aleksandrai išplaukė. Kaip suprato, kad reikia gaudyti šitą kajaką, tai išplaukė. Ir tada tas dar labiau. Kad jie išplaukė? Jo, kad, kad jie ne iš karto plaukė, o stovėjo ir laukė. Ai, supratau. Nu, čia vat užsidėlis minusas. Minusas, ne minusas, žinai, aš tik tai supratau, kad įvyko šitas kajakas, dingo. Tai tik tai, kai pamačiau Lorenzo, aš vis net nemačiau įvykį. O Lorenzo jūsų nematė? Tai Lorenzo mūsų negalėjo matyti. O kodėl jūs sustojo ten? Nu, dėl to, kad sustojo Aleksandrai. Aleksandrai sustojo, mes bandėm švartuotis iš karto, bet nes tai jeigu būtų pavykę iš pirmo karto švartuotis, tai tada būtumėm gal pamatę, kad šitas Lorenzo išgriuvo. Jis anksčiau išėjo į krantą. Jūs negalėtumėte. Nu, tai kodėl tada šitas... O Lorenzos dar sakė, buvo atsivertęs vieną kartą. Indrė čia. Nu. Aš mačiau tik tai pastangas atsiversti. Jo? Lorenzo, jam iš dešinio kranto rodžiau. Jis rodo kam, žinai. O aš rodau, eik tu tenais, matau, kad praeinama, nėra ten aukšto uolo, matau jūs. A jūs... Jis nesupranta, nu. Nesuprato jis. Nu ir kaip dabar va tokią komandą, tarkim, parodyti? Žinok, jis tylės, jau dabar pizdėts. Nu, tą savo pasiema. Ne. Būtų faina, aišku, surasti tą kajaką. Čia tai jo, žinai. Žiauri. Logiškai. Už šakos žiūrim. Ai, jie sako už ten. Ai, laukia. Čia, va iš šito medžio, iš šito. Davai, čia. Čia gerai. Davai. Blet, nu. Nu ką jūs darot? Trauk, bėg. Švartovą. Viskas, stop. Nieko trauk, neužkalo. Švartovą trauk. Viskas gerai.
Laikau ramiai, viskas gerai. Kas, nu? Tai tu komendavai, gondola ėjo. Čia mes per anksti padarėm. Taip, tiesiog. Bet mes galėjom čia sustoti, mes turėjom. Galėjom, bet už tai tu nematei tos gondolos, tu taip ir gal. Ramiai, Valdas man kaip pasakė, tą medį ten dar plaukų, ble. Ką? Nesigilinkit. Kurį medį? Nesvarbu. Bet tipo, bet jisai pasakė man pradžioje apie plaukį. Ką? Nesvarbu, nesigilinkit. Kaip jums? Santaka mus triko ir sel. Gera upė įtė. Vandens dar pridės. Jau nekalbant tiek. Lietus nepagailėjo, tai bydamas sniegą. Smagus lenktis laukia, Lodalai. Kokios prognozės? Ar ties pirmą verčiamės, ar ties tas skersinė per visą upę? Nu, vieną mūsų kompanijos narį, kuris aiškino, centruku. Drugu. Bet tai problema, kad vienintelis liežuvis čia yra, kaip kalba. Gerai, tada pirmą galą ir praeitą sekciją. Antra tada sekcija tave. Trečia. Tu ateini? Aš pats kada? Tada dar galą. Nebent vienoj tave apverčiau, kitoj dar atverčia. Nes antra pagal mane netgi galingesnė. Ir ne per visą upę. Tai jos nepraeisime. Bet supratau, kodėl eina žmonės, kaip žemas vanduo per ten. Pro tą pusę? Jo, dažniausiai per ten. Nes nes tu srovė nunešė, dar esi pirmą ir tu su juo eini pro čia naidinai. O čia giliai visą laiką, va, stovės. Tikras tik avarančinė bent. Nu, Nešioja tai gerai. parodė, papilnuoti man. Ai, o čia. Įjungta dabar, Pavke? Įjungta? Nu, tu žinok, žymiai geriau atrodo su katilu, kur nešiai prieš tai. Dabar tai žinok, tai per daug rimtai tu. Ne pelanis. Kad čia veiki, čia kas tavo Blogai. Aš galvojau, kad vibrafonatoriai. Pirmą kartą matau jokio kūdų. Juodojo lakšto. Pagal konsistenciją tikrai juoda yra. Ar taip? Žiūrėk. Ir toks tai pasakyčiau, gan švies. Nu, man taip atrodo, bent jau. Kas šviesis? Nu, kaip tau atrodo, Arvydai? Manot, kad čia kokieno dar. Sakai, Aivaro? Ne, žinok, Valdo nepanašu visai. Nu, Aivaro gali. Ne, stilius tokios, pagalvo, kad tu kampu. Škos? Nes, nu, žinai, nu, visai kitaip būtų, žinai, stirnovas, kaip tu galbūt. Minkštas. Bet panašus į žolėdžių. Tai aš ką tu galvoji dabar mi valgo, jeigu ką. Taigi, Jis yra... ne, juodieji lokiai, uogas, žolės, viską gi valgo. Va. Nu, pagalvok. Juodieji lokiai, vas, viską valgo. Žolės. Va, taip, taigi žolės valgo. Kartą laukiniuose vakaruose. Kaip čia plauk? Ką? Kaip čia plauk? Nėra variantų. Nu, kokios nuotaikos? Svarstymo, stojimo, kaip ir gyvenime. Ką jūs, Aleksandrai, galvojat apie šią dieną? Kokios nuotaikos? Dieną. Nu, pažiūrėsim. Bet aš daugiau nusiteikęs, dėl kad pestotę praėjau. Interviu imat paskutinių. Reikia paskutinių, labai negerai žodžiu. Ne, ir ką, prieš išeinam. Okay. Nes kažkas prognozavo, kad gali jau pradėti kristi. Čia gal... Kas prognozavo? Čia gal tik šūdė. Prognozuotojai. Ai, prognozuoja. Tai visada meluoja. Sinaptikai. Taip. Dėl to viena geriausių profesijų. Meluok kiek nori ir nieko. Yra topinis prognozuotojų pasakymas, gali būti aukštas, gali būti ir pakrytęs. Gali būti ir žemas. Vis tik Hebra panašu surinko didįjį katamaraną. Rinktinė panašu, kad plauks.
o su savo mažesniu katu stosim saugai. Arėdžia, you can be school. No, I don't think it was big metal because broken. Tinka? Labai tinkas. Parsivešim, bet nepaleis. Tai va, gražus. Žem. Žem, Lorenzo. It's okay?
maišą. Čia vienintelis šansas pagauti. Morka pasiruošę! Morka! 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 Morka ryš! Ryškit morką! Karabinas yra gale! Karabino prikabinkit! Gerai. 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 Sakiau, kad šitą veras. Gerai, dabar gerai. Nu, svarbiausia, kad neužnešti dešinėj, ten kur ta pačka buvo. Ir tam tą kampą, žinau, ir iškirtom. Mes ėjom grinai palei kampą, tik užsukom ir iškart kirtom tada, taip, žinai. O ten pačka tik problema, tame, žinai. Mus tada ten taip. Pastatė kampu biškai, ar ne? Taip, aš neatsimenu, ar to vietą pastatė visiškai kampu, ar po to. Buvo mes. Let's go rafting. Pasiruošę? Jie. Mes einam, taip? Į priekį visi. Bus suks, jeigu... O, blė. Pulsaras. Davai, kabina, tai kabinkit. Bliam, geras. Sukūris. Davai, kairiau eik. Kairė. Jo. Sukūrėkit. Dar biškį. Va tokius gerai ir atmeskit. Atmesk.
появится вами. О, бля. Lieka. Kaip jūroje per raudoną vėliavą, per juodą vėliavą. Капляш! Степляв! Степляв! Отдай!